Čia vartau, savo užrašus vartau, kuriuos užsirašęs temas, kalbėti, su jumis bendrauti. Tai šiandien pakalbėsim ir žiūriu, kokią čia temą įsirinkti. Tai šiandien pakalbėsim apie rankas ir kaip jos gali gydyti. Toks įdomus atvejis su manim atsitiko irgi vienu momentu. Tai taip, su rankomis mes galim gydyti save ir kitą žmogų, šuniuką, kačiuką, arkliuką, drambliuką, beleką. Ir kuo toliau, tuo šitame mūsų laike, kuo toliau, tuo daugiau visokių, kaip čia pasakyti, visokių dalykų išlys ir labai greitai, šiais metais, kitais metais, gal kitais metais, gal biškį vėliau. Kuo toliau, tuo daugiau išlys visokių dalykų, kuriuos nuo mūsų slėpė ir mums nerodė ir apgavo mumis, žinai. Tai va, būkite budrus, klausykite, žiūrėkite į šalis ir rinkite informaciją, žinai. Tai va, jo, o aš pastebėjau tai, kad aš su rankom galiu gydyti visai nesenai iš tikrųjų, kaip nesenai, jau senokai palyginus, apie 17 metus. Jo, apie 17 metus, man atrodo. Gal 18. Kažkur tai tiek. Dabar 25 sausis. Ir vieną sykį važiuojam į Klaipėdą su mašina, žinai. Ir su žmona. Ir šituo aplinkeliu važiuojam Priekulės aplinkeliu važiuojam į Klaipėdą. Ten toksai lygus toksai geras kelias padarytas. Ir žmona sako, kažko galvą skauda. Ko čia dabar skauda tą galvą? Ir aš taip, kodėl dabar tą galvą skauda? Ir aš taip intuityviai, be jokių kalbų, be nieko nesakėm viens kitam, taip ir uždėjau, žinai, vairuojant mašiną, uždėjau ranką ant jos galvos, taip ant pakaušio, žinai. Kiek aš ten palaikiau, važiuodamas, žinai, minutę, 2 daugiausiai. Ir kokią minutę, 2 gal 3, jau čia 3 neišlaikiau. Labai neilgai, žinai. Ir nuėmiau, žinai, toliau vairuoju ir jinai iš karto sako, nebeskauda man. Rimtai sakau, čia tai geras. Nuėmė, sako, tokį didį skausmą. Geras, sakau. Jo, taip ir va. Ir taip ir nebeskaudėjo jai galvą, žinai, tą dieną. Tai va, aš atradau tada pirmą sykį, kad mes galim gydytis rankom. Dar toksai vienas bairis buvo, čia visai nesenai iš tikrųjų. Kaip, 5 metų gal. Aš prasidriskiau pirštą mažą, žinai, savo. Ir taip toksai geras odos gabaliukas, žinai, atplyšo, žinai, taip stipriai nekraujavo, bet taip gerai prasidriskiau, žinai. Gerai,
Ir, ir užsidėjau pleistruką, užsiklijavau, žinai, užsidėjau pleistruką ir vieną vakarą atsisėdau. Ar tą patį vakarą, ar kitą dieną vakarą, tą patį vakarą, jo, man atrodo, kai prasidriskiau, tą pačią dieną vakare atsisėdau ir uždėjau savo vieną ranką ant... aš užsidėjau pleistruką ir uždėjau ranką, taip, delną, žinai, ant tos vietos, kur prasidriskiau. Ir toks įdomus labai įvykis buvo. Ir jausmas, ta prasme. Ir jaučiu, kad taip vieną momentą pradėjo taip kaisti, bet ne taip, kad karštis ar ugnies karštis kažkoksai, ar karšta kažkas tokio, žinai, ten kažkoks pečius ar ugnis, ne toks karštis, visai kitoks karštis, visai kitoks, taip neina paaiškinti. Ir tu kelias sekundės, žinai, tas karštis taip pakilo taip ir stovi ten toj vietoj tas karštis, žinai, kai ranką buvau uždėjęs. Ir kiek aš ten palaikiau, 2 minutės, 4 minutės, gal kokias 4-5 minutės palaikiau. Taip ramiai buvo, žinai, buvau namuose ir taip nereikėjo vairuoti, žinai. Ir tai va, pajutau tą karštį, taip, žinai, kelias sekundės, keletą sekundžių ir žinai, kaip ir viskas, žinai, po to palaikiau, žinai, 5 minutės ir kaip ir viskas, ne, tą karštį pajutau, viskas. Žinai, kaip būna, kartais prasidriski ranką ar koją, žinai, ir kartais ir skauda biški, žinai, tai nemalonu, reikia laukti 2-3 dienas, kol užgysia, ne. Tai va, ir po to, žinai, aš iš karto už valandos kitos, ta prasme, už kokius pusę valandos iš karto pajutau, kad nebeskauda. Ir pajutau, kad toks taip užgyja, žinai. Taip nuėmė visiškai tą skausmą. Ir kitą dieną taip šašas užsitraukęs buvo labai labai greitai. Tai va, tokie įdomus dalykai, žinai. Ne tai, kad užgyja, žinai, kaip nieko nebūtų, ne, taip dar nesugebu padaryti, bet labai greitai užgyja, žinai. Ir tai va, ir ką dabar visai neseniai sužinau per tus paskutinius 4 metus, kad iš mūsų rankos eina energija. Iš delno, ne iš delno centro, bet iš delno biški žemiau, kur yra delno žemutiniai daly, kur jungiasi ranka ir delnas, žinai. Ne toj vietoj, kur jungiasi, bet delno žemutiniai daly iš rankų eina energija. Ir iš kiekvieno iš mūsų taip yra ir kiekvienas iš mūsų gali gydyti save ar kitus. Dar kartą pakartosiu, kiekvienas. Mes tą turime ir pas mūsų tai yra ir niekas negali to iš mūsų atimti. Tai va. Tik tais mes esam užmiršę, mes esam sumanipuliuoti ir labai atjungti nuo mūsų sielos. Ir mūsų, visokius, gal vėliau papasakosiu smulkiau. Tai va, tik mums reikia prisiminti, žinai, prisiminti, pasakyti savo ir aš galiu ir viskas. Gali savo spuogus gydyti, įsibrėži į kur nors ranką iki kraujo ar ten pirštą gali pagydyti.
gali skausmą savo nuimti nuo pilvo ir nuo galvos, žinai. Aišku, ten jeigu yra kažkoks chroniškas skausmas ar ten didesnis kažkas, tai aišku, reikia eiti pas daktarą, žinai, daktaras sutaisys žaizdą ir ten ar dar kažką tokio, žinai. O jeigu kažkoks chroniškas skausmas, tai reikia žiūrėti, kas yra, žinai. Ir tai, chronišką skausmą irgi galima nuimti per tą pačią sekundę, tik tais reikia žinoti, ką reikia daryti. Nu, apie tai irgi gal kitą kartą papasakosiu. Ir, nu, užsiminsiu, pavyzdžiui, jeigu kažkur skauda tau galvą ar pilvą, nu, pavyzdžiui, galvą, jeigu skauda, paprasčiausiai uždrausk. Sakyk, viskas, aš nebenoriu to skausmo. Aš draudžiu tam skausmui būti. Aš nenoriu, kad man skaudėtų galvą. Viskas, stop. Ir viskas. Neišeina vieną kartą, pasakyk antrą, pasakyk trečią. Ir pasakyk 3 kartus, stop. Ir viskas. Ir dings viskas. Nes čia ne mūsų skausmas yra, mums tą skausmą primeta iš eterinio lauko, kurio mes nematom plika akim. Tai va, kas dar? Jeigu tu tą žinai, kad rankom galima pagydyti arba dar kažką tai tokio panašaus, prašyk, įsidrovėk, prašyk, žmonės laukia. Tai va, kas dar? Aišku, buvo tokių skausmų, kai pilvas kažkada skaudėdavo taip stiprokai, kažkaip nelabai nuėmė, žinai, reikėjo sutaisyti tai, kas trukdo, žinai. Sutaisiau tai, kas trukdo ir nebeskauda niekas, žinai. Dabar tai iš vis niekas nebeskauda, iš vis paskutiniu metu, nes ilgai, žinai, tai viskas yra gerai, tik anksčiau ten skaudėdavo tai tas, bet dabar tai viskas perfekt. Tai va. Taip, šiandien pabendravom, ką čia dar gal prisiminsiu dar kažką norėjau pasakyti, bet jaučiu, kad viskas. Malonu buvo pabendrauti su jumis visais, su tavim irgi, ir su tavim. Jo, tai gal tiek šiam kartui, ne? Pasimatysim. Tai va, jo, dar kartą norėjau pabrėžti, kad kiekvienas tai gali padaryti, kiekvienas tai turi, kiekvienas, neleiskit niekam atimti šito jums ir apgauti ir manipuliuoti jumis. Domėkitės ir sužinosi daug ką apie save ir nuostabus dalykas. Tai va, nu ką, palaukit, pažiūrėsiu savo užrašus. Jo, nu gerai tada. Gerai, iki tada. Pasimatysim labai greitai. Iki, čiau.